Sveikučiai. Čia komentatoriai susirinko pakomentuoti kažką tai. Pasišaipyti, pašiepti Petrą. Taip ar anaip jisai daro, ne taip, kaip jie darytų. Bet komentatoriai komentuoja. O šitas karavanas eina toliau. Sunkiai, bet eina. Vis tiek didžioji dalis yra gerų žmonių, nepasišaipančių, nebandančių pašiepti. Didžioji dalis žmonių yra geri, faini ir mieli. Kasdieninis aviokų pravarimas per takelį įgauna pagreitį, vis tampa lengviau tai padaryti, nes anys nėra tokie durni kaip šeimininkas. Gal kažkiek tai yra to durnumo, bet jie įpranta ir tada, žinokit, jau pabaigoj, prieš kelionės pradžią jau savarankiškai išmoksta praeiti visą taką, ane? Ir paskui kitą partiją reikia vėl per naują mokinti. Tu, labai gražus aviokas esi. Iš kur toksai? Į Činskį labai panašus. Kaba. Kabykai. Nu, eikit, parodykit visiems, kaip reikia. Eikit. Ui, riebus koks. Eikit. Eikit, brudžiai. Kokia didelė atrodo, didelis tvartas atrodo dabar. Dar šitie balkiai nusims, vamžiai šitie nebalkiai. Nu, davai, parodykit. Prieš kamerą nerodysit. Drovitės. Eikit, davai. Nu, smirdžiai. Kas čia? Nu, va, gražiai visi išmoksta. Po vieną, taip šmaukšt ir praeina. Ir paskui tenai tik tai pastatysim stakles, kad tiesiai į stakles keliautų, o ne į lauką. Davai, nestabdom, nu. Savijauta tokia pat kaip dangus. Surūgęs, pilkas, niūrus. Vis atsiranda žmonių, bandančių tiksliau pamokyti, kaip reiktų gyventi, ką reiktų daryti, ką reiktų parduoti ir ką reiktų nusipirkti. Nors kol kas nesutikau ne vieno žmogaus, kuris gyventų mano gyvenimą. Nes taip ir negali būti. Niekada niekas nepagyvens kito gyvenimo ir niekada kitas nepajaus to, ką kitas jaučia. Nes taip nebūna. Pasakose kai kurie žmonės gyvena, o tos pasakos kas yra, tai komentarų skiltis. Ir visada, kai palieti pinigų temą, tada labai atsiranda daug protingų ir mokančių. Nors iš tikrųjų tai žmonės net savo nesugeba gyvenimų gyventi, o kitiem aiškina. Kaip reikia džipus parduoti, kaip reikia numerius vardinius parduoti ir panašius dalykus. Ačiū, pasiturėkit savo. O mes važiuojam, nežinau, rodo lietų, bet jau įgryso man tas rodo lietų ir, aišku, kasdien ir lyja. Jo, kasdien. Ištisai lyja. Ne po daug, bet po tiek, kad trukdytų darbus. Darbus tokius kaip, kad atolo pjovimas, nes jau reikia liucerną pjauti antrą kartą. Ir šieną reikia išsivežti, dar vienas reisas liko, taip ir neišvežiau, todėl kad lyja.
naktį lyjo, dabar nelyja, bet rodo prognozė, kad vėl lis neužilgo, tai žodžiu. Užsidedam frontalinį krautuvą ir važiuojam 20 reisą rulonų. Vieną į Lašus ir dar keli rulonai liks man prasivežti namo. Pirmyn! Gražus atoliukas želia. Gražus, reiks nupjaut. Ko gero. O gal ir ne, jeigu niekam nereiks, tai nieks ir nepjaus. Pilnas ir dar lieka, va, ten dar kažkiek tai. Pusė kokio traulo dar liko, tai reiks dar atvažiuoti. Vis dar veža šieną, iš kurgi čia tiek jo žmonės turi. Pridarė daugybę šieno. Tai gerai, kad šiandien sugalvojau atvežti šieną. Nes jeigu rytoj būčiau sugalvojęs atvežti šieną, būčiau važiavęs namo. Todėl kad šiandien paskutinė diena, kai priima šieną, nes užsivarė visus sandėlius, visas stoginės. Ir nebėr kur deda. Va, ir vis tiek pridarė ūkininkai šieno. Nu, negali sakyti 5000 tonų šieno. Daug. O kokie debesis ateina gražūs. O, wow, vyva. Nu va, vieną ruloną vežu namo. Kavo. Turbūt, viso lauko nevienoda šalia. Kai kur blogesnė papuola, kai kur geresnė, tai tiesiog per didelė drėgmė ir vežuosi namo. Ruloną. Labai šiandien, kaip paskutinę dieną, daug mašinų, daug traktorių, visi skupa greičiau tik atsikratyti to šieno. Nu ir viskas, visas šienas išvežtas iš laukų. Va čia turėsim gražaus atoliuko. Šitasgi motiejukas čianai, yra dobilų kažkiek. Ten dobilai. Bent jau kol kas tai labai gražus atolas auga. Būtų gaila tokio nesusukti. Bet ne dabar, čia dar kokį už mėnesio. Nu jau už mėnesio, manau, kokio. Galima bus sukti jį. Jaut, grėbti ir sukti ruloną ir apvynioti plėvelę. Sausam šienui nesu niekad bandęs atolo į sausą šieną vynioti, nes rugpjūtį būna orų gerų. Būna. Bet ir iš atolo dar geriau, nes šienas gaunasi jo šienainis. Maistingesnis, kaloringesnis. Labiau patinka gyvuliukam. O mano gyvuliukam, ką žinau, kaip ir sočiai jau turiu. Su liucerna, dar vienu liucernos pjovimu, kurį padarysim neužilgo, bus kaip ir pakankamai. Tai čia galima nupjauti ir susukti ir parduoti. Žodžiai, kartais. Pasakykit man, iš kur jūs gaunat, pavyzdžiui, motyvacijos ir jėgų? Aš, pavyzdžiui, stokoju jėgų. Atsikeli ir toks kaip pervažiuotas sunkvežimio. Nėr jėgų, eini kažką bandai daryti tokiom rankom, eini va taip va. Ir nieko nepadarau. Kas čia darosi? Kas siurbia iš mūsų tą energiją? Ar jau čia pensija ant nosies, ar kas čia yra? Puspilnis. Daugiau negu pusė šieno prikrauta.
Mano galvijam tiek tikrai nereiks, bet kažkam tai reiks, va jau šiandien klausė 16 rulonų Danieliai nori. Turėčiau didesnį šitą daržinį, daugiau priskraut galėčiau, ale neturiu. Ir iš šitos didesnės nepadarysiu, nes tai kultūros paveldas. Įdomu, kaip būtų atrodė pasaulis, Lietuva, jeigu akmens amžiai būtų buvęs kultūros paveldas. Žiūrėkit, kokie gražūs pasėliai, oh my god, kaip gražu čia, flora ir fauna visokia. Miežius galima būtų kult, bet neskubu niekada miežių kult, todėl kad va šitie va ūsai labai sunkiai nusilaužia. Tai kai biški palauki savaitę vieną kitą, tada jie lengviau nusilaužo, nes pašarui nevalgys gyvulys va šito siūlo, nes jisai įlenda į gomurį ir labai dūria. Paskui, jeigu esu vienais metais prisikūlęs su šitais siūlais, paskui nežinojau, kur dėti tos miežius. Nes pašaram pirkti nieks nenorėjo, tai išvežiau į elevatorių ir labai daug nuskaitėjau šiukšlės. Tai vat, pažiūrėkit, vat taip. Čia dar skaitau, kad gražus laukas. Nesuprantu, iš kur čia tų ramunių šitiek. Čia dar skaitosi gražus laukas, pamatysit dar netokių laukų pas mane, kadangi ekologinis. Faktas vienas, kad miežių daugiau nebeauginsiu. Ekologiškai miežių nelabai kas augina, man atrodo. Ir netinkama kultūra, todėl kad prisišiukšlini paskui. Beveik kaip su rugiais. Ir paskui auga tie miežiai, tai iš sėjomainos miežiai išimami, palikti bus rugiai, kviečiai, avižos, grikiai, kukurūzai. Gal kokių daugiau visokių nesąmonių auginsim. Faceliją, linus gal bandysiu kitąmet. Kažkokias tokias kultūras, kurių šiaip neaugina žmonės, nes neapsimoka. Nes biznis tai didžiausias yra iš kviečių. Bet biznis tai biznių. Ar reikia viską gyvenime biznių vertinti? Gal nebūtinai. Gal, nežinau. Čia tik mano filosofija tokia. Ir ekologinis ūkis be plūgo niekaip, turės Petras atsiprašyti plūgo ir susigrąžinti. Ne, vaikai mano mieli. Matot? Palyginkit ekologinius grikius su dar nebuvo ekologiniais miežiais. Kodėl? Nu kas čia taip? Taigi neveikia taip. Kiek kvapo. Kodėl? Taip yra. O tenai anaip, o čia yra taip, gražiai. Ne vienos piktžolės nėra. Au. Kodėl? Kaip taip gali būti? Žinot? Tai jeigu nežinot, tai papasakosiu. Arba bent jau pabandysiu papasakot, nes kiti neklauso, ką pasakoju. Tai čia taip yra dėl to, kad čia buvo skusta barzda 3 kartus ir dar sėjant dar kartą su lėkštėmi dirbta. Kur miežiai baisus, ten buvo tiesiog paskusta vieną kartą, ne, gal 2 kartus. Ir pasėta, bet nebuvo iki juodumo žemė, todėl kad ten rugiai buvo prieš tai, man atrodo. Ir kadangi labai daug pabirų turėjom, taip gavosi. Gavosi taip nekaip. Jeigu lėkščiuosit,
Tai gražiai gausis rezultatas ir nebus tų piktžolių tiek daug. Kodėl žmonės lygina, sako, oi taip reiks art, bet tai jūsgi aparėt, jūs dar kultivuojat ne vieną kartą, 2 kartus greičiausiai. Lygina su vienu lėkščiavimu, tai negalima to daryti. Tai yra neteisinga lyginti su vienu lėkščiavimu. Jūs arimą lyginkit su 3 lėkščiavimais. Ko pasekoje gaunasi tai, kad lėkščiuot apsimokiau. Mažiau kūro sudegini, greičiau, vienaip ar kitaip. Ir kūro mažiau. Taip, nu turbūt taip. Tai va, grikiai labai ekologiški, gražus. Dar nesertifikuoti ekologiški, P1 dar tik tai. Kitąmet P2 bus ir tada jau dar kitąmet bus ekologiški. Čia, mano, dar vienus metus reiks dadėti. Kitąmet tik tai P1 turėsim, geriausiu atveju. Čia jau pradžiuvo galima būtų atvažiuoti sulėkščioti. Bet čia turbūt važiuosim lėkščioti, kai lėkščiosim šitą lauką. Čia jau sugriuvo, sukrito viskas, kas buvo. Čia taipgi tankiai buvo, neatsimenu, turbūt. Tankų buvo, o dabar viskas sugriuvo, sukrito ir va, nieko nebeliko. Tai sakiau, čia reiks nusmulkint, bet tai čia nėra kas smulkina net. Saulėgražos tai dar anksti saulėgražom. Dobilai ten apačioje auga. Tai va, tai gražu. Gražu būtų čia javus sėt. Dar kartą, bet nežinau nieko, kol kas turi čia serbentai būti, bet nežinau, kaip yra keletas veiksnių, kurie įtakoja, ar čia serbentai atsiras, ar neatsiras. Tai jeigu tie keletas veiksnių bus nepalankus, tai čia gali ir neatsirasti serbentai. Nu, kūrugiai. Pavasarį tai baisiai atrodė, nurašiau aš juos, bet pažiūrėkit, visai neblogai atrodo. Kaip netrešti, nepurkšti. Jau spraksi rugiai. Ne, dar minkštutėliai. Net ne minkšti, o žali. Bet tokie patys skaniausi. Aš viską sudedu gražiai į krūvas, o avis paima viską iš varto, išmėto ir sudergia ir sušika. O taip va ir gyvenam. Taip nėra jėgų, nesuprantu, kas čia darosi. O kai nėra jėgų ir nėra motyvacijos, kas geriausiai, tai yra fizinis darbas. Pasirankiojam vis lentų biškį, šiferį vis padėliojam gražiai į krūvas, nes tokio šiferio sumesto nieks nepaims. Tai tiesiog reikia krauti į krūveles ir kažkada tai kažkur tai jį padėti, nežinau, tik net kur jį dėti reikės. Bet jo nedėsim tol, kol viso tvartą negriausim, kad per kartą viską reiks kažkaip. Tai va, laukiu pagalbos, atvažiuos pagalbą, bandysim susvert aviaukus, pasižiūrėti, kiek mes čia galim pinigų iš jų nulupt jiem nuo kailio. Čia aprankiota, dabar reikia nugriaut pamatą. Pamatas tvirtas. Fun fact. Žmonės, kurie žino, kurie čia anksčiau dirbo, man pasakojo, kad šita va dalis, kur nugriuvo, jinai jau buvo vieną kartą nugriuvus. Ir ją kolūkis perstatė. Tai
čia pamatas kitoks. Visur pamatas yra blokai sudėti, o čia pamatas yra betonuotas. Ir matot, kaip gražiai, kai ruberoidą padeda ant sienos, kaip siena nuo pamato gražiai atitrūksta. Labai gražiai. Nežinau, ar čia gražu ar negražu, bet nu visgi tvirtesnis pamatas nei galvota mano buvo. Oras reikalingas pneumatikai, kad veiktų durelės. Batareika reikalinga šitam devaisui ir šitam užmaitint. Veikiam. Tada susiveda, man atrodo, tik pasitikrinsim visą laiką nuo kem 5 atskirinėjų, tai kur kem 5 kilogramai į čionai keliaus, kur ne kem 5 mažiau tiesiai. Paskui jie vis tiek susimaišys į bendrą krūvą. Kol kas, dabar man reikia tik tai pirmą tą nusiimti skaičius. Pasižiūrėti, kiek vienetų turiu ir kokio daugmaž svorio jie yra. Kad galima būtų žinot, ką parduodu, nes dabar tai ką parduodu. Aviokus parduodu. Nei kiek, nei kokių, nei spalvos nežinau, nei kvapo. Nu, davai smirdžiai, eikit. Eikit visi smirdžiai, nieko nežinau. Visi, greit. Nerėkimai čia man. Eikit. Greit. Na. Davai. Nu jau matau, kad nieka nebus. Neklauso manęs. Išmoko eiti tą keliu, bet ne šituo. Ane? Išjum. Ir man reikia dabar kažkaip iš karto avytes rinktis iš tenai. Tai geriausias būdas, geriausias vienam. Kaip avytes išsirinkti, tai tik tai siunčiant jas ten. Tai ateini, pažiūri. Avinukas, pasižiūri, avinukas, čia šitie visi avinukai liktai, čia va avytė, bet maža, pasirodyk, maža avytė va šita, tai keliausinai irgi, nu va bandom, bet nesiseka, šitie du kažkodėl tai aparatai nesusikonektinę, neužfiksuoja įsago, nu tai pradžiai nors pirmą tokį svėrimą pasidarysim, paskui žiūrėsim. Kodėl čia negaudo įsago. Nu, netilpsi. Netelpa Činskis pralyst. Nu, davai, kaip nors, nu. Jaunai. Netelpa Činskis. 1, 4, 3, 7 plaukuoti, 20 avyčių ir 5 avinai. Apvažiuosiu ganyklą mažaką, kad neliktų koks žioplys, bet vienas kitas. Nes tai būna. Ne. Po vieną. Dabar veikia. Buvo nesusikonektinę šitas su tuo. Dabar gali eit. Dabar jau nebenori.
Nejudėk! Paskutinis. O, kaip gražiai. 101 dalmantinas. Tai va, čečinskiai išrinkti, plaukuotieji ir tie, kurie sveria daugiau negu 5 kg. Čia yra 32 avytės pakaitinės. Jas irgi išsileisim kitur. Paskui jas žiemą reiks sukerkt su kažkuriuo tai iš laimingųjų. Ir paskui turėsim daug gražių aviokų kitiem metam. Tai jūs galit eit 32 avytės, eikit čia pas šitas gauruotės būkit. Dar reiks činskius kažkaip atskirt nuo aviokų, o aviokam 90 rodo 101, bet nėra tiek keli dideli išmesti, nu vėliau sužiūrėsiu tiksliai kiek yra, bet 90 kokie 5 bus. Jiem reikia klientą surasti dabar, kas nupirks juos visus. Nu, eikit. Nu ir dar vienas šiandienos darbas - atitraukti tvorą, nes kaip matot tvora jauga į žolę. Tai ten nusmulkinau, čia nusmulkinau ir taip kilnoji iš vienos pusės į kitą. Galima su trimeriais eit, bet mechanizuotai greičiau tai įvyksta. Aišku, tvoros perkelimas be šitų vat ir šitų niekaip neįmanomas. Nėra tokios technologijos, kad tvora pati persikeltų. Ir ten biškį atsitraukiam nuo kaimyno ribos ir bernai eina iš tos pusės, atitraukinėja, o aš iš šitos pusės einu. Šešiom rankom greičiau dirbasi negu 2. Negu 1, nes vieno tai kamera laika, kita tik tai dirba. Geras, žiūrėkit, o kas čia? Kaip čia suprast? Čia nupjauta. Žiūrėkit, nukirpta tvora. Nesupratau. Kas per?